Labas, čia kitas, sveikos sugrįžusios. Šiandieną esu paruošusi full body treniruotę. Pagrindiniai mūsų įrankiai tai bus svareliai, aš naudoju 2 kg. Jūs galite naudoti 1, 2 arba 3, jeigu jaučiatės labai stipriai. Ir jeigu turite, galite užsidėti svarelius ant kojų. Apšylam, keliaujam į savo poziciją 4, padarome keletą cat cow, įkvepiam, ištempiam savo nugarą, atidarom krūtinę. Ir iškvepiant, išrečiam nugarą. Kartojam. Atsidarom. Ir iškvepiam. Dar 2. Pajauskit. Ir iškvepiam. Paskutinis. Išsitempiam. Ir išrečiam savo nugarą. Liekam savo pozicijoje 4, keliame savo dešinę ranką į lubas ir prakišame ją į kairę. Dar. Paskutinis toks. Labai gerai, tą patį pakartojam ir su kaire. Įkvepiam į lubas ir iškvepiam. Nuleidžiam. Paskutinis. Šaunuolės. Padedam ranką, riečiam pėdų pirštus, kylam į žemyn žiūrintį šunį. Pratempiam savo kojas. Po vieną, labai stipriai. Pajauskit. Abu kulnus bandom priliesti prie kilimėlio, ištempiam savo krūtinę taip, lyg norėtumėm pasiekti savo šlaunis, darom bangelę, leidžiamės ant klubų, atsidarom, išsitempiam, pažiūrim pro kairį petį, centras, dešinį petį, centras ir nusileidžiam ant kelienų. Tai pirmoji mūsų serija bus skirta mūsų presui. Įsitaisykim, svarelį tegul būna. Šalia, mums jų reikės. Atsigulam. Šitoje pozicijoje presas įtemptas, neišpūstas, visada įtemptas. Nugara prispausta prie kilimėlio. Kojas kol kas sulenkiam ir paliekam ant kilimėlio. Svareliai vertikaliai kyla į lubas ir pradėsim ramiai, kilsim į įprastą atsilenkimą. Svareliai neliečia žemės ir nusileisim. Pakylam į atsilenkimą. Presas įtemptas ir nusileidžiam. Apatinė nugaros dalis nesiriečia, neatsiklijuoja. Labai stebėkit šitą dalyką. Kylam iš krūtinės. Ir nepamirštam kvėpuoti. Labai gerai, dar 2. Ir pridėsim. Paskutinis toks. Šaunuolės. Dabar, kai pakylam į atsilenkimą, keliam kairę koją į tabletop, su kaire ranka svarelį lenkiame prie peties, nuleidžiam ir nusileidžiam. Ta patį kartosim ir su dešinė koja, taigi kyla dešinė į tabletop, svarelis prie peties, nusileidžiam ir kartojam. Keičiam kojas, kyla kairė, nusileidžiam, pakylam į atsilenkimą, kyla dešinė, nusileidžiam. Jeigu pavyksta, galite iš karto daryti flow, tai keliat koją, lenkiat ranką, tuo pačiu metu, nusileidžiam. Dešinė. Šaunuolės. Niekur neskubam. Pajauskit. Apatinė nugaros dalis neatsiklijuoja. Šaunuolės. Padarom dar 4 tokius ir liksim viršuje ir kartosim savo kombo. Jau nebe atsigulus pailsėti. Dar 2. Pakylam. Kairė. Paskutinis.
dešinė. Dabar, kai pakelsim, nebenusileisim, giliai įkvepiam ir keliam. Kairę koją padedam, dešinę padedam. Ir kartojam. Šaunuolis. Pakelkim krūtinę kiek įmanoma aukščiau. Laikykitės. Jeigu pasidaro per sunku su svareliais, bet kuriuo momentu galit svarelius padėti į šalį. Labai gerai. Dar 4. Kvėpuojam. 3, 2, 1. Pakeliam abi kojas į tabletop ir nusileidžiam. Kylam į atsilenkimą ir nusileidžiam. Kojas dabar lieka mūsų tabletop. Atsilenkimas. Ir nusileidžiam. Šaunuolis. Dar 3 tokie ir pridėsim. Labai gerai. Stebim savo nugarą. Presas įtemptas, neišsipūtęs. Paskutinis. Pridėsim. Dabar, kai pakylam į atsilenkimą ir kai nusileidžiam, tiesiam savo kairę koją, dešinę ranką virš galvos ir grįžtam į tabletop. Pakylam į atsilenkimą. Dabar nusileidus jau leisim savo dešinę koją ir kairę ranką virš galvos ir grąžinsim. Šaunuolis. Taip padirbam, pakeičiant kojas. Vėlgi, kai leidžiam ištiestą koją, stebim savo nugarą. Kiek jinai mums leidžia ištiesti. Jeigu tik pradeda riestis, reiškia tiesiat per žemai. Tikslas nėra kuo žemiau tą koją nuleisti. Tikslas yra išlaikyti teisingą poziciją. Šaunuolis. Labai gerai. Dar 6 tokie. Atsilenkimas. 5. Ištiesiam koją, ištiesiam ranką. Labai gerai. Pakylam. Keliam krūtinę. Dar 2. Ir liksim viršuje. Šaunuolės. Paskutinis toks. Ištiesiam. Ir pakylam. Dabar, kai pakilsime į atsilenkimą, dirbsime tik tai su kojom. Taigi tiesim dešinę, tiesim kairę. Darysim bicycle legs. Svareliai į šonus, neliečia žemės, krūtinė dar aukščiau, laikomės. Pėdų pirštai ištempti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kojos į tabletop, nenusileidžiam, tiesiam abi kojas ir tiesiam abi rankas. Užbaigsim stipriai. Kartuojam. Ištiesiam kojas, ištiesiam rankas, grįžtam į tabletop. Labai gerai. Dar 5. Laikykitės. 4. 3. 2. Nenusileisim. Papulsuosim būtinai. 1. Paskutinis. Kojos tabletop ir kylam į viršų. Pulsuojam. 8, 7, laikykitės. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Nusileidžiam. Galim apkabinti savo kelius. Išsitiesiam per visą ilgį.
Išsitempiam, bandom pasiekti skirtingus kambario kampus. Labai gerai. Ir atsisėdam. Keliausim toliau. Antroji mūsų serija bus A4. Mums reikės vieno svarelio. Įsitaisom. Tai šitoj pozicijoje atsimenam. Presas įtemptas, nugara ištiesta, žvilgsnis į priekį, kojos klubų plotyje, rankos pečių plotyje. Tik šį kartą mes lenksim savo dešinę ranką, alkūnę ant kilimėlio, petys su alkūnė turi sudaryti tiesią liniją, svarelis tegul būna štai čia, ištiesim savo kairę koją ir pradėsim. Pakeliam kairę koją ir nuleidžiam. Pakeliam koncentruotai ir nuleidžiam. Labai gerai. Nespiriam, nerečiam nugaros. Kaip pakeliam į viršų koncentruotai, taip koncentruotai ir nuleidžiam. Pėdos, pirštai ištempti. Žvilgsnis į priekį. Dar 2. Ir pridėsim. Šaunuolis. Paskutinis. Dabar, kai pakeliam savo kairę koją, darysime vaivorykštę, tai siunčiame ją į dešinę pusę, pirštai paliečia žemę, siunčiam ją į kairę, pirštai paliečia, grįžtam į centrą ir nusileidžiam. Kartuojam. Pakyla kairė koja, žvilgsnis seka mūsų pėdą į centrą ir nusileidžiam. Šaunuolis. Pakeliam koją į kairę, atsiprašau, į dešinę. Ir nuleidžiam. Padarom dar 4 tokius. Labai gerai. Ir liksim viršuje. Ir dirbsim tik su vaivorykšte. Dar 2. Išlaikom savo poziciją pirminę. Nugara ištiesta. Paskutinis toks. Pakeliam kairę. Darom vaivorykštę. Centras. Ir nusileidžiam. Dabar liksim tik tai prie vaivorykštės, tai reiškia kairės kojos nebenuleisim. Pakyla kairė koja ir į dešinę, į kairę, į centrą. Į dešinę, į kairę ir į centrą. Šaunuolis. Laikykitės. Dar 4. Neužsimetam kojos. Sąmoningai. Dar 2. Labai gerai. Paskutinis. Pakeliam savo kairę koją ir papulsuojam. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Nuleidžiam savo kairę koją pirštų galais ant kilimėlio. Dabar jau imsim ir svarelį į darbą. Čia reikės su pusiausvyra šiek tiek padirbėti. Tai bus taip, keliam kairę koją ir kartu keliam svarelį į lubas, palaikom ir nuleidžiam. Kartuojam. Kyla koja, kyla ranka ir nusileidžiam. Šaunuolis. Pakeliam tiek ranką, tiek koją ir nusileidžiam. Jeigu sunku su svareliu, darykit be svarelio. Dar 3. Šaunuolės, laikykitės. 2. Paskutinis toks. Ir pridėsim. Laikykitės. Dabar, kai pakeliam tiek koją, tiek ranką,
Dabar su ranka darysime needle, bandysime prakišti ją į dešinę, grįšim ir nusileisim. Toks bus mūsų kombo. Taigi pakyla koja, pakyla ranka, prakišam adatą, grįžtam ir nusileidžiam. Laikykitės, šaunuolis. Prakišam ir grįžtam. Padarom dar 3 tokius ir liksim viršuje. Protestuosim savo pusiausvyrą. Paskutinis toks. Kyla koja, kyla ranka, prakišam, grąžinam ir nusileidžiam. Dabar tą patį kartosim, ką darėm, tik tai tiesiog jau savo kairės kojos nebenuleisim, sukaupkit visas jėgas. Ir važiuojam. Pakyla koja, pakyla ranka ir darom adatą ir svarelis į viršų. Prakišam ir į viršų. Laikykitės. Labai gerai. Dar 4, 3, 2, 1, nenusileidžiam, pulsuojam. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolės. Nusileidžiam į kūdikio poziciją. Prasitempiam, atsikvepiam ir iš karto keliausim prie kitos pusės. Labai gerai, aš pasuksiu į tą, kad jum neatsukti nugaros. Įsitaisome savo poziciją 4. Rankos pečių plotyje, kojos klubų plotyje, nugara tiesi, presas įtemptas, lenkiam savo kairę alkūnę. Įsitaisom, petys su alkūnė tiesioje linijoje, ištiesiam savo dešinę koją ir keliam ir nuleidžiam. Ir nuleidžiam. Labai ramiai. Presas įtemptas, pėdų pirštai ištempti. Tikslas ne kuo aukščiau pakelti koją, o kuo techniškiau. Dar 2. Ir pridėsim savo vaivorykštę. Važiuojam. Pakyla dešinė koja, siunčiam ją į dešinę. Ne į dešinę, į kairę. Dabar dešinę. Ir nuleidžiam. Šaunuolis. Pakyla koja, siunčiam į kairę, į dešinę. Centras. Ir nusileidžiam. Labai gerai. Į kairę, į dešinę. Centras. Ir nusileidžiam. Kvėpuojam. Į dešinę, centras ir nusileidžiam. Dar 3 tokie ir liksim tik prie vaivorykštės. Dar 2. Žvilgsnis seka pėdą. Paskutinis. Į dešinę, į centrą ir nuleidžiam. Dabar įkvepiam, dešinės kojas nebenuleisim ir darysim vaivorykštę. Taigi pakyla dešinė koja ir siunčiam į kairę, į dešinę, į centrą, į kairę, į dešinę, paliečiam, į centrą, į kairę, į dešinę. Į centrą, šaunuolis. Dar 3.
ir užbaigsim pulsavimu. 2. Paskutinis toks. Ir pulsuosim. Dešinė koja ištiesta ir pulsuojam. 6, 5 mini pulsai. 4, 3, 2 ir 1. Nuleidžiam koją pirštų galais. Atgaunam kvapą ir dabar kelsim koją, kartu kils ir mūsų dešinė ranka su svareliu. Nenustebkite, jeigu su viena pusė buvo lengviau, su kita gali būti sunkiau. Dažniausiai turim ne vienodas pusės. Tai mano bus, man atrodo, šita sunkesnė. Gerai, tai keliam koją, kartu kyla svarelis ir nuleidžiam. Pakyla koja ranka ir nuleidžiam. Šaunuolis. Labai gerai. Neskubėkit, darykit savo tempu. Kyla koja, kyla ranka. Labai gerai. Dar 2. Ir pridėsim savo adatą. Važiuojam. Pakylam. Su dešinė ranka bandom prakišti adatą. Grįžtam. Ir nusileidžiam. Laikomės. Kartojam. Kyla ranka, kyla koja. Prakišam. Ir nusileidžiam. Šaunuolis. Nepamirškit kvėpuoti. Ir visada atsiminkit, jeigu padarėm su viena pusė, padarysim ir su kita. Gal šiek tiek sunkiau, bet padarysim. Paskutinis toks. Ir dabar, kai pakilsim, kojas dešinės nebenuleisim, dirbsim tik tai su dešinė ranka. Įkvepiam ir pakylam ir prakišam svarelį. Ir ilbas. Prakišam. Ir ilbas. Labai gerai. Laikykitės. Aš jūsų svirduliuoju. Dar 3, 2. Paskutinis. Ir pulsuojam. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolis, nusileidžiam į kūdikio poziciją. Išsitempiam labai gerai. Pajaučiam. Pakvepuojam. Labai gerai. Nu ką liko? Paskutinė serija. Ir bus viskas. Dabar jau reikės mums abiejų svarelių. Stosimės savo stovinčią seriją. Taip, tai pagrindinė mūsų koja bus kairė. Dešinė bus ant pirštų galų šiek tiek gale. Svareliai nuleisti į apačią ir leisimės į pusinį įtūstą. Taigi leidžiamės, sėdmenis siunčiam atgal ir pakylam. Leidžiamės į pusinį, sėdmenis atgal ir pakylam. Šaunuolis. Dar 4, 3. Ir pridėsim 2, 1. Pridėsim, kai nusileisim į apačią, iš pusinio keliausim į 90 laipsnių įtūstą. Taigi, nusileidžiam į pusinį, leidžiamės į 90, svareliai kyla
virš galvos, nuleidžiam, pusinis ir atsistojam. Leidžiamės į pusinį, 90, rankos virš galvos, pusinis ir atsistojam. Šaunuolės. Darykit savo tempu, neskubėkit. Labai gerai. Dar turim 2 tokius ir liksim apačioje ir dirbsim be poilsio. Rankos kyla į viršų, pusinis ir atsistojam. Nusiteikiam, liksim apačioje ir pusinis ir 90. Gerai. Leidžiamės ir 90, rankos kyla į viršų, pusinis, vėl 90 ir pusinis. Šaunuolės. Laikykitės. Dar 2. Tikrai padarysit. Paskutinis. Liekam 90. Galim iškelti rankas. Pulsuojam. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Neatsistojam. Keliaujam į pusinį ir pulsuojam. 5, 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolės. Atgaukim kvapą ir keliausim prie kitos kojos. Gerai. Pabaiga. Žinom jau, kas laukia. Susikaupiam, padarom ir keliaujam į dieną. Taip, tai dabar pagrindinė koja bus dešinė, kairė bus ant pirštų galų šiek tiek gale ir leisimės į pusinį įtupstą ir atsistosim. Giliai. Sėdmenis stumiam atgal. Labai gerai. Dar 3. Ir pridėsim 90 laipsnių įtupstą. Važiuojam. Pusinis, 90, kyla rankos virš galvos, pusinis ir atsistojam. Kartojam. 90, rankos virš galvos, pusinis ir atsistojam. Šaunuolės. Neskubėkit. Dar 2. Pusinis. 90. Pusinis. Ir atsistojam. Paskutinis. 90. Rankos kyla virš galvos. Ir atsistojam. Dabar liksim apačioje. Jeigu kojas atlaikys. Papulsuosim. Ir bus viskas. Nusiteikiam. Ir važiuojam. Pusinis. 90. Pusinis, nebesistojam. 90. Šaunuolės. Dar 3. Labai gerai. Dar 2. Šaunuolės. Paskutinis. Liekam 90 ir pulsuojam. 5, 4, 3, 2, 1. Pusinis ir 5, 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolės. Pasidėkim svarelius. Jeigu turėjot ant kojų, nusiklijuokit.
Esam kilimėlio gale, giliai įkvepiam ir iškvepiam. Dar kartelį įkvepiam ir jau leisimės į žemyn žiūrintį šunį. Pratempiam savo kojas po vieną. Labai gerai. Abiem kulnais liečiam kilimėlį, ištempiam savo krūtinę, siunčiam dešinę koją, dešinę kilimėlio pusę, pavažiuojam. Labai gerai. Keliam dešinę ranką į lubas, už nugaros, į lubas. Ant kilimėlio, grįžtam į žemyn žiūrintį šunį. Ta patį pakartosim. Su kaire koja, pavažiuojam, keliam kairę ranką į lubas, už nugaros, į lubas, grįžtam į paskutinį, žemyn žiūrintį šunį, kulnais liečiam kilimėlį, išsitemiam labai gerai ir leidžiamės į patogią sėdimo poziciją. Užbaigsim bendru įkvėpimu ir iškvėpimu. Giliai įkvepiam, atidarom savo krūtinę, surinkam visą gerą energiją, uždarom ir iškvepiam. Šaunuolės merginos gali savo pasiploti. Ačiū, kad įsijungėt, kad sportavot kartu. Linkiu gražaus ryto, gražios dienos, gražaus vakaro, nesvarbu, kada žiūrit. Pasimatysim jau kitoj treniruotėj. Būkit sveikos.